Mes esame įpratę manyti, kad plastikas sąvartynuose gulės šimtus metų, tačiau gamta įjungė evoliuciją maksimaliu pajėgumu, o mokslininkai rado būdą, kaip jį naikinti jau dabar. Pirmasis mokslo stebuklas – tai bakterijos ėdikės. Mokslininkai aptiko unikalų mikroorganizmą Ideonella sekansis, kuris tiesioginė prasme maitinasi populiariausių butelių plastikų. Jo genų pagrindu buvo sukurtas superfermentas, kuris suskaido plastiko atliekas iki pradinių elementų vos per porą dienų. Antrasis slaptasis agentas – paprasta vaškinė kandis. Gamtoje jos lervos ėda bičių vašką, kuris chemiškai yra panašus į polietileną. Paaiškėjo, kad šie vikšrai gali ramiai virškinti plastikinius maišelius, o jų seilės tiesiog pradegina plastiką per kelias valandas. Tačiau pats didžiausias hitas – tai gyvas plastikas su įterptomis sporomis. Mokslininkai išmoko įkepti bakterijų sporas tiesiai į pačią medžiagą jos gamybos metu. Kol daiktų naudojatės, bakterijos miega, tačiau kai tik plastikas išmetamas, sporos prabunda ir visiškai sunaikina medžiagą iš vidaus per keletą mėnesių. Visos šios ateities technologijos yra nuostabios, tačiau jos veikia tik stambiomis šiukšlėmis. O ką daryti su milijardais tonų to, kas jau virto nematomomis dulkėmis? Mikro ir nanoplastikas jau prasisunkė į visą planetą. Jo yra dirvožemyje, gyvūnuose, produktuose, kuriuos valgome ir giliai mūsų viduje. Ir pagrindinis pavojus, apie kurį nutylima, panašu slypi fizikoje. Remiantis fundamentalia mokslinė tyrimų grupės ALLATRA ataskaita, nanoplastikai, sisteminga rizikos analizė žmonių sveikatai, ekosistemams ir aplinkai, plastiko nanodalelės turi didelį elektrostatinį krūvį. Mūsų kūno viduje šis krūvis paverčia plastiką agresyviu elektromagnetiniu agentu. Jis pritraukia biomolekulės, ardo gyvųjų audinių elektrinė architektūra ir, manoma, tiesioginė prasme pramuša ląstelių membranas ir sutrikdo svarbiausių organų bei jų sistemų veiklą. Organizmas tiesiog nesupranta, kaip kovoti su šiuo elektrostatiniu priešu nano lygmeniu. Mes susidūrėme su precedento neturinčiu biofiziniu iššūkiu. Tačiau mokslas išeitį mato, pilna šios paslėptos grėsmės analizę, detalius jo poveikio sveikatai mechanizmus ir svarbiausia realius plataus masto problemos sprendimo būdus studijuokite pirminėme šaltinėje. Išsamesnė informacija ir siūloma išeitis iš susidariusios situacijos mokslinėme pranešime. Kaip manote, ar mokslas spės mus išgelbėti nuo šio nematomo plastiko krūvio? Rašykite savo nuomonę komentaruose.